Labs vakars visiems susirinkus. Šiau gražų vakar, paskutinį rudens vakar, nors jau žiemą užlongome, o mūsų dar projekts gražiai te pavadins, įsipylęs rudens į dažus, baigiamas ir Jonauska, būti su Jonausku renginys. Pabaigsim su rudeniu, su paskutinį dieną. Akivaizdu, juk tas Jonaus kūryba anų darbų lobins mums ypatingai dovanai palikta. Ir sukūrint neabejotiną įstabų, nuostabų pasaulį, savitą, pralikti į mados, į kitas tendencijas. Ons nesivaiktų madų, bet savaim gavos tep. Į šį metą minėdami 75 anų gimimo metins, mes norėjom naują atrasti, populiarinti Stasio Jonausko kūrybą, pasitelkdami naujas formas, nes juk auga nauja karta. Ana ir interaktyvi, reikia kitokių formų, kūrybiškų iniciatyvų. Ir mes jau bet pernai rudens galvojame daug sumastyti. Ir didelė širdis džiaugs, kad pasisekė visko įgyvendinti ir pralenkinėt lūkesčius, ko žadėjom, nes turėjom susirinkti šaun bibliotekos komandą, dirbau ne vieną, labai tokių gražių iniciatyvų iš jaunos kartos gavom iš bibliotekos kolegų, kurie naujų iniciatyvų, naujų idėjų įneš ir šiandien vėliau pamatysim, ko mes čia nuveikėm. O norėčiau pradėti nuo gražios programos, naujų dainų, kur Živilė Mackevičiūtė, mūsų bibliotekos kolegė, bardė, su savo jaunimo teatru, Pranciškaus Žadeikį, gimnazijais, mokinės, moksleivės, Urtė, Kamilė ir Eriku parodys gražią programą dainuojamos poezijais. Živilė sukūrus visišką naujų dainų, kurios dar nesat girdėję, pagal Stasio Jonausko eilėraštį. To programą jau rodė Palangos viešoje bibliotekoje, Klaipėdos apskrities Simonaitytės viešoje bibliotekoje ir Salantų miestelio bibliotekoje. Džiaugies žmonės, net dalinos prisiminimas, pasirodė visur Stasys Jonauskas, buvo sutiks gražią visokių atsitikimų, linksmų ir susitikimų su moksleivės atėjai, mokytojais iš Klaipėdo, kur buvo, sakė, taip gražiai bendravom, nors Jonauskas tylų žmogus, bet labai gražiai mokėjai su mokinės. Atėjo poetė Daiva Molytė Lukauskienė, sako, pašnekėjus, juk Stasys Jonauskas man priėmė rašytojų sąjungą, ons pasirašė. Tai džiaugiamės, kad projektas pavyko ir ilgai nekalbėdam, aš apie projektą vėliau vis veiklas pristatys. Pradėkim su gražiu programu. Įsipylęs rudens į dažus. Prieš laidą ten rinkdavos vėjai, ten durkėmis lodavo lapės, girdėjusi tenka filėjai, gyvenimas buvo tam šlapės. Pavasario naktį žvaigždėta, ten tempės raleidamos mojo, rugsėjį prarijusi pėdas, ten ūkdavo kuliamoji.
Pusės kalinės į liūną, nenuliskas mėnesį kovo. Keleiviams ten būdavo liūdna, dėl to keleivių nebuvo. Tai buvo dangus įsikeltas, tarp savo buvau ir būsiu. Pamėnais ten laipinių keltis, šaknelėme šuodamos mūsų. Televėjas vakarą pūtė, bet kartą nebuvo televėjo. Gyvenimas ėjo ten būti, beeidamas ir praėjo. Beeidamas ir praėjo. Beeidamas ir praėjo. Ateinu iš spalvoto rudens, grįžtu iš Stasio Janausko obuolinio gimtadienio, kuriame visos vaišės iš sodo dosnumo. Obuolių sūris, obuolių sultis, džiovinti obuoliai ir ką tik nuo medžio nuskinti. Nešuosi krepšį jo raudonšonių dovanų, kvepiančių saulę ir vėjų, nešančių žinią apie žmogaus ir gamtos tarpusavio meilę bei atsidavimą. Gera ir ramu širdyje. Visa – medžiai, jų vaisiai, žolės, vabalai, gyvūnai ir žmogus – yra segmentai vienos dėlionės, vadinamas gimtine. Mūsų džiaugsmui jos grožis, spalvos ir kvapai, meistriškos Stasio Janausko plunksnos suguldyti į knygos puslapis, pasikimi bet kuriuo metų laiku. Obuoliai mano krepšyje yra Skaudiškio poeto Stasio linkėjimai savo skaitytojams. Gavus obuolį, galbūt kils noras paskaityti Stasio Janausko mintį. Tai ar yra norinčių paskaityti? Prašom paimti obuolį. Galit garsiai perskaityti. Jeigu nenorit, galit neskaityti, galit tik pavadinimą perskaityti. Nesistosiu. Sninga iš knygos Didelis laukas, išleista 1973 metais. Visą dieną sninga, visą naktį sninga ir labai desninga, kad apsninga mus, kartais nebesninga, tai irgi desninga ir jauni iš lėto virsta į senus. Tam laiku, kad tik. Ačiū. Stasys Janauskas, Sninga. Visą dieną sninga, visą naktį sninga, visą amžių sninga, kol apsninga mus. Visą dieną sninga, visą naktį sninga, visą amžių sninga, kol apsninga mus. Gera būt laimingam arba nelaimingam, gera po kelionių grįžti į namus, o už naują kelią reikia ir taurelę, ir dar daug ko reikia, jeigu visą dieną sninga, visą naktį sninga, visą amžių sninga, kol apsninga mus. Visą dieną sninga, visą naktį sninga, visą amžių sninga, kol apsninga mus.
ir dar daug ko reikia, jeigu nori būti vidury to kelio ir su tais, kas kelia, rytamės mes patys, tai ir nesvarbu. Visą dieną sninga, visą naktį sninga ir labai desninga, kad apsninga mūsų. Kartais nebesninga, tai irgi desninga. Ir jau neišlėko virsta į senus. Iš laiko išvyko po vieną, iš knygos laikas išeina pas 2014 metai. Smėlis vyrai iš laiko po vieną, grūda tol, kol save paaukoja. Šitaip laikrodis išmuša dieną, po vidurnakčio tau iš po kojų. Iš laiko išbyra po vieną. Smėlis byra iš laiko po vieną. Grūda tol, kol save paaukoja. Šitaip laikrodis išmuša dieną, po vidurnakčio tau iš po kojų. Tuoj užges gervuogynai pamėlę, ir kiekvienas, kuris čia gyveno, pamažu virs į pustomą smėlį, kuris iš laiko išbyra po vieną. Kas norėtumėt paskaityti? Drausiau. Senelis. Iš knygos Spaliai. 1986 metai. Žiūrėk, jis dar laigo, dar verčias per galvą. Žiūrėk, jis dar šaukia, dar vejasi kamuolį. Žiūrėk, jis dar ieško teisybės knygose, kišenėse, susirinkimuose, buteliuose. Senelis, vaikeli, žiūrėk, šitas dėdė buvo toks pat, kaip ir tu. Anksčiau jis galvojo, kad jį kas nulipdė, dabar sužinojo, kad išsivystė. Žiūrėk, jis jau stovi, jau eina, jau bėga. Žiūrėk, jau jį vedas. Žiūrėk, jau jis veda. Žiūrėk, jis važiuoja, jis plaukia, jis skrenda apie žemę ir apie saulę. Žiūrėk, jis dar laigo, dar verčias per galvą. Žiūrėk, jis dar šaukia, dar vejasi kamuolį. Žiūrėk, jis dar ieško teisybės knygose, kišenėse, susirinkimuose, buteliuose. Žiūrėk, jis dar vystos. Žiūrėk, jis jau lenkia. Žiūrėk, jis jau vykdo, atkreipia jau dėmesį. Žiūrėk, jis sutinka, jau tyli, jau pritarė. Žiūrėk, jau gyvena geriau negu pernai. Žiūrėk, jau jis tolsta. Žiūrėk, jau jis tirpsta. Žiūrėk, minioje ar atskirsi. Žiūrėk, nebėra jo. Ir gal jis te buvo koks nors nulipdytas iš sniego senelis. Kas paskaitysi? Laikrodis. Iš knygos Spindulys po žemę. 1984 metai. Per pasaulį, bet kokiu oru. Pro vargšus, karalius, pro visus. Ir per turgų, ir per šventorių jis praeina, lyg būtų teisus. Stasys Jonauskas, Laikrodis. Per pasaulį bet kokiu oru, pro vargšus karalius, pro visus, ir per turgų, ir per šventorių,
jis praeina, lyg būtų teisus. Jį apgaubia metalas kaip ore, bet alsuoja gelmė atvira. Ar jis rodo skaičius, kuriuos nori, ar tą laiką, kuris yra. Jis užmiega atgulęs ant šieno ir atgyja pajutęs rankas. Ar jį pasukam taip, kaip išeina, ar kaip liepia tada mums kas. Kartais leidžiama kiek pastovėti, po to vytis laiką ryščia, bet rodyklės ratu savo vietą, nes nežino, kur jo pradžia. Kartais bando pabėgti į priekį, bet sulaiko į mūsų ranką. Nesipriešina laikui nei reikia, nes nežino, kur jo pabaiga. Dykumų jis nebijo nei miestų, nei randų, nei raukšlių kaktų. Jį pasukti gali ar išmesti, sudaužyti, bet kas iš to? Per pasaulį bet kokių orų, pro vargšus karalius, pro visus, ir per turgų, ir per šventorių, jis praeina, lyg būtų teisus. Ar kas nori? Praeinantis gyvenimas. Iš knygos Šiuolaikiniai rūbėjai 1990. Ir pamatęs, kad viską gali, įsipylęs rudens į dažus. Ten gyvenimas ėjo pro šalį ir atrodė be galo gražus. Praeinantis gyvenimas. Lygi šaknų buvo žalia. Tai išpilstęs gyvybės dažus, ten gyvenimas ėjo pro šalį, per pievas, laukus ir daržus. Ten kiekvienas į viršų kėlės ir galvojo gyventi ilgai. Ten pirmiausia žydėjo gėlės, o paskui dobilai ir vaikai. Ką ten švilpė, ką ten žadėjo, kai kukavo kaip žirnius metus. Ten kiekvienas po kartą žydėjo, o nupjautas po 2 kartus. Ten mirusių niekas nematė ir neklausė, kur eina paskui. O gyveno visi jie tą patį, save, po žeme ar dangui. Laikas ėjo po vieną pro šalį ir atrodė, vora nesibaigs. Tebe buvo aplinkui žalia, žmonės bėgo aplipę darbais, šokinėjo, mojavo, rausė, tarsi būtų prisukęs kažkas. Ir kiekvienas galvojo tikriausiai, kad jis tiesą pasės ar iškas. Ir pamatęs, kad viską gali, įsipylęs rudens į dažus, ten gyvenimas ėjo pro šalį ir atrodė be galo gražus. Kas paims? O tik gražiausia. Čia.
Praėję laikai iš knygos Žolės balsas 2004 metai. Ar jie vienas į kitą rėmės, ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmus, jeigu kojos dar bėga žeme. Praėjo laikai. Ką ten apšvietė, lygi kraujo, kai žaibavo be galo aukštai. Ir pakilę gyventi iš naujo, bėgo žmonės ir jų daiktai. Ką jie nieko nematanties reiškia, ar tik ugnį, kuri užkes. Jeigu bėgdamos minios traiškė juos pačius tarsi dvaro sraiges, ar jie vienas į kitą rėmės, ar ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmus, jeigu kojos dar bėgo žeme. Ką jie vienas į kitą tylėjo, ar tik būsimus savo vaikus, kai pro šalį vis ėjo ir ėjo, laikas nešdamas metų pulkus. Gal nebuvo nei karo, nei maišto, jei ir buvo be galo seniai. Kai praėjo laikai, jie susimaišo, tarsi chemijos junginiai. Ar jie vienas į kitą rėmės, ar ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmus, jeigu kojos dar bėgo žeme. Ar jie vienas į kitą rėmės, ar ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmus, jeigu kojos dar bėgo žeme. Ar nurimo jūsų galvos rėmus, jų kojos dar bėga žeme. Nu, drąsiau. Tikrai niekas beįbrūks. Tiek iš gyvenimo liko. Iš knygos Širdis plaka verčia 1998. O saulėlydį degė langai, kokių tik nebūna dalykų. Jis žiūrėjo į nieką ilgai ir tiek iš gyvenimo liko. Tiek iš gyvenimo liko. Jis žiūrėjo į nieką ilgai. Švietė saulė tą patį į kiemą. Šitaip žiūri balandžio langai į savaime užgesusią žiemą.
Jis tylėjo kaip tyli daiktai. Dar yra, bet iš lėto jau yra. Ir ją pačią byra tai, kas į viršų iškelia žvyrą. Nepakėliais kryžiaus patsai ir kitam ant pečių neuždėjo. Tik tai ūkia kažkas pratisai, tai rievė apie medį ėjo. Nė vienam jis nesakė, mane, nepastūmė ne vieno į šalį. Tik tolybėje užėminė, švietė saulė ir buvo žali. O saulėlydį degė langai, kokių tik nebūna dalykų. Jis žiūrėjo į nieką ilgai ir tiek iš gyvenimo liko. Varnėnai. Iš knygos Darbų vardai. 1977 metai. Visų apšvilpautas, nė vieno nepakartotas, atgieda tą pačią tiesą. Grumstui, medžiui ar žmogui visi vienodai supranta, kiekvienas savo kalba. Varnėnai. Baltas paukštelio snapas, subado seną velėną. Žiūri artojas per petį, su vyšnių kaulelių nuosėdom. Visų apšvilpautas, ne vieno nepakartotas. Atgieda tą pačią giesmę, grumstui, medžiui ar žmogui. Visi vienodai supranta, kiekvienas savo kalba. Ir kaip jie ten skraido, su savo keistais pavadinimais, kurių grįždami neparsineša. Galėtų gyventi be mūsų, galėtume ir be jų, bet pakeli galvą, paukštelis gieda, kaip viską žinodamas. Paskutinis šansas. Sudas skrėdžia. Ar jau man reikės? O? Senų laikų vaga. Iš knygos Lenkija kaip metais. 1950. Kaip mokėjo, kaip galėjo, vytis laiką, tik paskui atsiguldavo žolėj, o galvodavo dangui. Senų laikų vaga. Prasidėjo ji, kur baigės, lėkė žmonės tuo ratu, paskui plūga tarsi snaigės su vardais ir be vardų. Kaip mokėjo, kaip galėjo, vytis laiką, o paskui atsiguldavo žolėj, o galvodavo dangui. Prasidėjo ji, kur baigės, bėgo žmonės tuo ratu, kaip mokėjo, kaip galėjo, vytis laiką. Pradėjom nuo Stasio Jonauską Pateis skaitomą eilėraštį Šlapias gyvenimas. Tuo pačiu eilėraščiu norėsime pabaigti. Šį vakarą išgirdot 10 eilėraščių iš viso nuo parašytų knygų. Tai tikiuos, kas anau pažinojot, grįžo daug gražių prisiminimų. Galbūt kažkas norėsit pasidalinti, papasakoti ko nors. Šlapias gyvenimas.
Prieš laidą ten rinkdavos vėjai, ten durpėmis lodavo lapės, girdėjusi ten, kad tylėjai. Gyvenimas buvo ten šlapias. Pavasario naktį žvaigždėta, ten pempės pralėkdamos mojų rugsėjai, prarijusi pėdą, ten ūkdavo kuliamoji. Ten vėjai kas vakarą pūtė, bet kartą nebuvo ten vėjo, nebuvo ten vėjo, gyvenimas ėjo ten būti, bėdamas ir praėjo. Lik pusės paniras į liūną, mėnulis kas mėnesį buvo, keleiviams ten būdavo liūdna, todėl ten keleivių nebuvo. Tik buvo dangus įsiterpęs, tarp tavo buvau ir būsiu šaknelė, ieškodamos mūsų, kamienais ten laipiojo kelias. Ten vėjas vakarą pūtė, bet kartą nebuvo ten vėjo, nebuvo ten vėjo, gyvenimas ėjo ten būti, bėdamas ir praėjo. Malonu, kad jaunimas įsijungė į mūsų programą, taip gražiai keliavo Palango, Salantus, Klaipėdą. Ačiū už to gražų kelionę, kad jis sunkia, kad jis snieguotas kelias. Kiek ten iš Klaipėdos važiavom? 3 valandas tik dar. Klaipėdo tiek, o iš 6 pradėjom, 10 grįžom. Tai, dėkui, čia toks mažas dovanėlis. O Živilė už to autorėlės dainas, už to neįsenkant energijai, kuriant čia vis projektas mums padėjo, logo sukūrė. Čia jau turbūt suprantat, kad Jonauskas tai susijęs su portfeliu. Portfelis visur lygiai, todėl į projektiniam logo mes panaudojam Jonauską portfelį, kur turėjom saugom ir ant saulelį ir viso įsumams. Ačiū Živilė. Dabar norėčiau dar biškį apie projektą. Mums Živilė padės. Prašom, jūs jau galite įsitaisyti tarp žiūrovų, laisvo jaustis. Noriu papasakoti, kas čia buvo per tas projektas. Tu parodys skaidrės, tai jau pat, kaip matot, turėjom garbės, kad mums parėm Lietuvos kultūros taryba, nes kitiem bendrų lėšų tikrai nebūtumėm įgyvendinti. Žinom, reikėjo prisidėti gauti savivaldybę į gana didelį
projektą ir džiaugiamės, kad mūsų tarp šiandien ir rajon mer pavaduotoja vicemerė Audronė Pitrėnienė, gal vėliau truputį išgirsim. Ir didelė esam dėkingi, kad gavom rėmėm iš Giesalų žemės ūkio bendrovės. Ir nes Jonauskas iš Giesalų darėme veiklas ir džiaugiamės, kad mums patikėjo, labai dėkojam. Čia dar ir dabar bendruomenės pirmininkė Giesalų, nes turėjom daug partnerių savo projektai. Ir Skaud rajon kultūros centrą, meno mokyklą, rašytojų klubus, buvo Klaipėdos skyrius atstovau, Skaud lopšėlis daržėlis, Skaud literatų klubs Nojus, Latvijos Respublikos priekos bibliotekas ten, Bartuvos progimnazija, Mosėdžių, Ilakių, Pranciškaus Žadeikis Skaud gimnazijas, labdaros ir paramos fondas Švieskime vaikus, apie 200 knygėlių dovanoja vaikams šokantiems. Giesalų bendruomenė, Kretingos rajono, čia savivaldybės viešoji biblioteka, Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ivos Simonaitytės viešoji biblioteka. Tai labai daug turėjom. Nuo mūsų tikslus buvo tas įvairias raiškos formas, apjungiant, suteikiant visuomenę galimybę įsitraukti kūrybinis edukacinis veiklas, kaip nors skatinti tvarumo principus, puoselėt gamtą, būtenos dalim, todėl daug veiklų pamatysit ir susijęs su gamta, su visokie žygės, atrakcijom pamatyti toliau, žyvėti toliau. Pradėjom savo kelionę, ko tik bibliotekos pastatą atidarė, kovo pabaigo 28 tikroj Stasio Jonauskas gimėm dien, pirmiausia apsilankėm ano buvusią darbovietę, mūsų žodė, mūsų jaunas kolegis dar daug ko nežinojo, sužinojo tokių visokių paslapčių, naujų atsitikimų papasakoj redaktorė buvus Dalia Zabitienė. Ir pradėjom nuo vakar skirti Jonausko gimimo metinėms. Tik lakiotų ištartas žodis. Tada sulaukėm ir kritik. Šidlauskas buvo atvažiavęs ir iš rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovų. Gražiai praėjęs šis vakars, dainuojant Živilėje, aišku. Šis, toliau Živilė. Ir toliau sekė, kad mes norim kažką su vaikais padaryti. Flešmobą Živilė sukūrė dainą pagal vaikišką Jonausko eilėraštį, įrašė ir filmuką, Lidija Repšienė mums sutiko išmokyti šokti, dar neskubėk. Iššokti, tai reikėjo kaukės pasidaryti varliukų šokį. Ir čia buvo ir iš vieno darželio, ir iš kitų, iš pradinės mokyklos toks kūrybinis dirbtuvėlis. Dirbo tas kaukės akutes varliuko, toliau. Ir tada gegužės mėnesį vidiniam kiemelėje 200 vakų iš Šilaikių buvo ir iš darželių, iš pradinių mokyklų. Šoko flešmobą pagal tau šokį, nes buvo klips paruoštas, išmokytas, 2 savaitės mokės mokyklos į darželius ir sušok. Gal ir aš iš projektų lėšų nusipirkom ir personažų kostiumų. Toliau buvo susitikim su vaikų rašytoju Tomu Dirgėl. Oi, kokios čia buvo emocijas,
100 kokių konferencijų salėje talpinu valandą, apie paprastus dalykus kalbant, bet kad mokt charizmą tur rašytos, taip užbūri vaks, kad nesitikėjau, kad gal tiek vaikai krikštauti. Paskiau buvom pasikviet kraštietį miškininką Raimondą Remin, Mosėdiškį, dabar Vilnių, su šunelė atvažiavo. Ir susitikimą buvo į Mosėdį, ne Mosėdį, o Skaudį ir Įlakius. Įlakių biblioteko, su Įlakių vaikas, su Skaudiškės, į primedžią, į bibliotekas erdvės, ir apie knygelės, ir apie medžius, ko tik nepasak, po 4 valandas į ten, ir Įlakius, į Skaudį, vaka buvo sužavėčiai, pas mus buvo mažesnė iš darželio, ko gero, Įlakius didesnė vaka buvo. Tiesiog nesitikėjai, kad toks kraštietis linko ir reikėtų mokyklos pasikviesti Raimondą Remin, labai moku užsiimti su vakas, tiesiog vaką įpatenkinti, žaidė ir bėga iš paskos virvelės į kėbivės. Ir kas pasikvietėm Geseliškiams Selemon Paltanavičių į Viršilų pušyną. Labai čia bendradarbiaujant su Geslų bendruomenės pirmininkas Birutė Rečkienė ir atvyko šiandien. Dėkoju, subūrė žmonės, susirink ir vaikščiojom Viršilų pušynų takelės. O einant tako, tie paprasta neišlendo, ką Selemons Paltanavičius įglaudins ant taką išlintų, jau ronks paėm. Ir viena pora pasisekė realinį ragus atrasti be vaikščiojant. O bet pasiklausyti Selemono kalbos apie žolelės, kerpės, ko tik neišdėdom, va čia prie Viršelų ir koplytelės ten, kur meldas gegužės pamaldas ir labai sužavėjai, kas dar iš Skaudiškių prisijungi, tai buvo pamaloninti. Startavai pabėgėm kambarys, norėjom atliepti jaunimą tas laikmetį, kad paaugliai įsijungt. Pabėgėm tokį stalą, paruošėm ir vežėm per 7 filialus bibliotekas, ten rinkos, ten spinas reikėjo atidarinėti, virė visokius aistras, bet visi veikė, dar dovanėlių gavo. Ir daug sužinojo apie Stasį Jonauską. Buvo viešumo mezgėjų dieną organizuojam, pašaukė darbo vardu. Ir ta proga buvo pas mūsų Auksarankį Silviai, pas jau laikas lieka rėvėjai, tokį citatą Jonausk, pagalvėlės, tokį kaip instaliacijai liek. Ir gražiai parkenos atrod, kultūros centrus, Skodis įjungi, Mosėdžių folkloro ansamblis, susirink daug mezgėjų iš viso rajono, nuo virš 100 buvo. Nepakartojams renginys irgi. Nesitikėjom, kad bibliotekas vidiniam kiemelį sekmadienį pavakarį susirinks tiek daug žmonių. Paklausyti Joną Baltuoką ir anų draugų Šepučių atliekam dainą. Nes Jonas Baltuoks irgi kaip Živilė ir sukūris A6, sakyk ten, pagal Jonausko tekstas, labai gražus skambesys. Niekas net nenorėjo skirstyti, ten apie 2 valandas išbuvom vidiniam keimelį sekmadienį, apie 3 valandą, kaitri, saulė, net į žuvėdras girdėjom praskrendant, Klaipėdiškelį, kad būtų atsivežę, suklikau. Vyk ir pleneras Skaud parke pagal Jonauską, temom rašytom apie 22 tapytoje susirinka. Įtapė vadovaujams Jolantos Millerienis ir jauni ir seni, labai gražių darbų ir dabar palikt kūrybos erdvė, ketinome įsinešti ir ko pažiūrėti. Jonauskas buvo ir moderns rašytos. Grįžęs iš Gorkio studijų, literatūrinių studijų Maskvos, tai išleidęs spaliai. Nu ir mes, sakom, reikia kažko į modernaus. Suorganizavom slemą kūrybos dirbtuvės su žymiausiu Lietuvos slemeriu
Elijų Martinenko, čia Skaud literat klubų narė, klausės įdėmė visą vakar, gaudėm kiekvieną žodį, kiekvieną atsiverėmą. Nepakartojam vakars. O mes buvom užsiplanavę ir įvykdėm, norėjom žygį su Latviu, kolegom bibliotekininkas Duniks pelkį paklajuoti, nes mūsų jungia Jonauska kūryba, nes Jonauskas vertė Latvių, Gutman, Bruverį eilėraštis, Jonauska irgi vertė. Tai mes skaitėm, mes Jonauską lietuvišką skaitėm, Ani latvišką skaitė ir Olafą Gutmanį skirtą eilėraštį skaitėm, pabendravom tokį lietingų pavakarį rudenį su kolegom Duniks. Ten žygis nelabai išėjo, nes Duniks pelkį tvarkom, dabar uždaryta, bet labai mielą pabendravom. Jaunims norėjo repo sesijas su Luku Kulikauską, kūrė pagal Jonauską buvo skaitinu, gal ne jonauskiška, bet vis viens kiet žodis buvo. Ir į Lakius repų sesijas buvo kolegės Vilma ir Dovilė, ten organizavo įdomę, ir čia Skaud susirink būrėlis. Tokių, gal mums jau biški saugosi vyresniems, tai žodė biški kažko norėtų sutramdyti, bet Luks pilnas sak, jaunims dabar to nori, Tep gražiai atrodo rep sesijas labai, kas jau klausės, net mums buvo čia biblioteko vakarį net pasirodyms, kol jaunim grupės ruošt, pavykta rep sesija ir kvieščiau į kitus. Į mažiesiems pakvietėm interaktyvių situacijų spektakliukį iš Vilniaus, Sesutė Gretutė ir Broliuks Nevaliuks. Čia irgi buvo apie iš vis rajon privažiavę, pradinukų, darželinukų, labai gražiai bendravo, žaidė, atrakcija, kiek čia buvo emocijų, kiek gerų posakį, kaip reikia elgti, kaip nesielgti. Sesutė, aišku, gerai, o broliuks jau visokių negerų pomėgių, tai vaikus pamokėn, kartoks į pamokį. Kūrybinį rašymą mokym su Liutauru Degės turėjom. Gimnazistai iš Mosėdžių, iš Lakių, iš Skodų. Ir ko tik nesukūris. Liutauras Degėsys sako, koks jūs jaunims ir kūrybingas, azartiškas, drąsus. Net šedevrus sukūrė. Čia iš Mosėdiškės, žinau, viens, sako, aš norėčiau pasilikti tokį eilėraštį, kažkur Liutauras mėgavos net. Toliau. Ir kas? Ir pabaiga pasipylė mūsų išvykas. Su koncertinė programa įsipylė rudens į dažus. Važiavom. Palongo. Čia Salantus matot. Čia mums prisiminėma Vitalijai, net sako, kokių gražių įspūdžių prisiminėm iš susitikimą su Stasiu Jonausku prisimint. Šiltą priėmė, žmonės irgi skaitė eilėraštis. Vieniems trokt, kad akinių nepasijėm, kitiems vėl net lengva jį perskaityti. Bet keliavom, platinom jaunimą, vakų tarpį, saugus, kad Stasys Jonauskas yra nuo kūrybinis palikims, mums į didžiulį dovaną Skaudo visą Lietuvą paliks ir mes turime, manau, ypač skaudiškę bibliotekininką populiarinti. Todėl čia į pabaigą įdėjom, tavo laikas lieka rėvėjai, tavo citat iš tų pagalvėlių, mums lieka kaip instaliacija, mes galia, manau, lemputėm apdėti, ate padėti bet kur, bet gražus prisiminims iš projektą. Dėkau visiems, ypač dėkau, kas dalyvavot tam projektui, turėjau šaunį komandą, bet vien tikra, jaunatviškai. Ir aš dar toks nedidelis dovanėlis turiu savo komandos tiems nariams, kuriems norėjau ir įdauti. Norėjau čia, kad į Giesals parsivežtų
už didelį pagalbą Birutė ir dar perdaut į vidą į vien tokį nuotraukėlį su Paltanavičiu. Kad sukviestų. Taip pat dar Aušrą norėčiau padėkoti mūsų bibliotekos kolegė. Daug. Čia va tokie irgi salų. Taip pat dar Živilė. Nu, be Živilės dar vien dovanėlė čia bus irgi iš Gesalų. Visam gražam. O dabar aš noriu direktoriau nunešti. Bet direktorius buvo visų tų idėjų, net skambučių, kiek čia reikėjo visiems, net ir už vairuotojai, kur tik tą bereikėjo visur. Direktorius, Beno pagalbos niekados. Taip pat Silvijai Snier, man rodos, pabėga, Janus pagalvelė, Daivas irgi nematau, Nėra vakų visus renginius padėjai, Daivė Pušinskaitė, Renata, mūsų sekretorė visas sąskaitas vis rūpinos vėl perdausia. Taip pat norėčiau dar padėkoti Giedriau už vestus mūsų įgarsinimus. Nu ir Birutė. Ką? Birutė, čia liko. Birutė, sakau. Ai, Birutė, čia nieko nereikia. Man lieka visas perduos kitiems. Ačiū visiems. Ir kas dar ko norim pasidalinti? Gal vicemerė, aš jau savo sakiau, ir dar paskiau vėliau prašom vicemerė. Iš tikrųjų norėčiau pasakyti du dalykus. Viena, tai norėčiau pasisakyti apie tą, ką aš per tą visą kompoziciją, kas atėjo iš senesnių laikų. 10 metų man teko garbė vadovauti dar tada anuomet Gesalų pagrindiniai mokyklai, buvau direktorė. Ir už tai su Jonausku mes buvom labai daug kontaktų. Dėl to, kad kiekvien pavasarį, kai laukai nusidažydavo saulės spalva, o tų padarydavo, kai sužydėdavo kiaulpiais. Tai buvo tokia tradicija, mes kiekvienais metais pavasarį eidavom į sodybą ir ten susitikdavom su Stasiu Jonausku, su visa mokykla. Mūsų mokykla tada buvo nedidelė, apie kokį 70 vaikų. Ir mes visi ten sodnelėje susisėdėm, bendraudavom, klausydavomės. Aišku, dar prisiminims toks, kai aš pirmą kartą dar tik tai atvažiavau į Gesalus ir dar taip tiesioginį kontaktą su rašytoju tikrai neturėjusi. Aš atsimenu, jis atvažiavo, kažkokį reportažą darė apie mūsų mokyklą. Ir tada galvoju, labai sudėtinga buvo kalbėti, nes jis nekalbėjo beveik. Aš atsimenu, galvoju, o kažin dabar, kiek aš čia turiu visko pasakyti. Jis man klausėm, kaip pasak, įtyl. Aš ten beldu, kadangi aš labai esu emocinga, aš anam ten šneku. Ir vis galvoju, kažin, jis man supranta, ar jis girda, nes jokios reakcijos nebūdavo. O tada jis dirbo mūsų žodį redakcijoje, rašydavo straipsnius ir aš atsimenu, galvoju, kai iš kūno jis parašys, aš niekaip negalėjau suprasti, kur tas žmogus jaut, nes jokios emocijos jis neparodė. O kaip
gavau mūsų žodį, perskaičiau, labai gražus buvo straipsnis, nes tiesiog apie tai, kaip mes gyvenom ir įvairius dalykus, ką jis rašė. Tai iš tikrųjų, tai 10 metų nebuvo su Jonausku, kai buvau Gesaluose ir štai ta kompozicija sugrąžino mane į jaunystę, į labai gražius laikus ir į labai malonius prisiminimus. Kitas dalykas, kur norėčiau pasakyti, tai yra šiaip jau ne tik apie Birutę, kadangi čia Birutė yra autorius, idėjos, jinai projektų vadovė, ne viena projektų, daugybės projektų, bet aš galvoju, kad kadangi man irgi dėkoju labai daug kam, dideliai kompanijai, bibliotekos darbuotojų, aš galvoju, iš tikrųjų, ne vienas turbūt nei čia esant, daugybė kitų, kurių nėra, šiandien galėt pasakyti vieną dalyką, kad biblioteka mūsų yra išskirtinė savo organizuojamais renginiais. Čia yra, kitą kartą jau žmonės sako, tai kur tas kultūros centrus dabar, čia tam pastate, tai kitam tam pastate. Iš tikrųjų, renginių yra gausa didelė ir įdomių tokių išskirtinių, netradicinių renginių, kuriais džiaugiasi ir didžiaugiasi biblioteka, anos darbuotojai. Aš manau, kad tai yra skaudi reiškinys. Gražus reiškinys, gražūs žmonės, talentingi žmonės dirba, Birutė labai talentinga, visas kolektyvas, direktorius palaiko visus. Aš sveikinu jumis su ta darbų gausa, pilnatve, gilumu. Tai aš manau, kad taip ir būti. Nes juk šiandien nebūtumėm šiame laikė biblioteko, jeigu nebūtų šio renginio. Vadinasi, anie ein gerų kelių, anie surada nišą, kaip mumis, kad mes ateitumėm prisikveisti, anie daro gražius renginius, o mes einam ir džiaugiamės. Dėkui visiems, Birutei ir visam kolektyvui. Ir dar užmiršau, Jolantai, aš irgi turėjau kur, nes iš tikrųjų aš čia daug. Ir dar noriu padėkoti, šiandien mums filmavo Aras Žvirblis ir bus gražus klips, gražus vaizdo medžiagą patalpinti. Ir noriu taip nuo bibliotekos dovanėlę. Norėtumėt pasisakyti. O aš jau esu paruošusi prikavos paudelį, pabendrauti, pažiūrėti. Ir dar čia praeinant pažiūrėti ir atgyja iš nuotraukų. Prieš 10 metų paruošt parodą. Čia ir savo nuotrauką atradėt. Prašym gyventojai siūsti nuotrauks, kur būtų panašti Jonauską eilėraštį. O mes jau pritaikėm citats ir tokį parodą. Ir gerėjos to parodai Palongiškė ir Salontiškė, Klaipėdiškė. Jūs dar pažiūrėkit, dar biškį palaikysit. Visiems ačiū.